Man yra šiandieną šiek tiek lengviau kalbėti ir aš iš karto pasakysiu, dėl ko aš čia atvažiavau. Aš esu Europos parlamento narys, aš atvažiavau pagituoti. Aš atvažiavau pagituoti už savo gerus, senus pažįstamus, bičiulius, su kuriais yra tekę dirbti ne vienus metus. Kartais ir susipykti, kad jie per daug reikalauja, bet paskui gyvenimas parodė, kad jie buvo teisūs. Daug tauragė pasikeitė per tą keletą dešimtmečių. Keitėsi valdžios, vienokios, kitokios, bet iš tikrųjų patys tokie, manau, labiausiai kibus ir sugebantis įrodyti, tai buvo šitos kadencijos ir prieš tai kadencijos, kada vadovavo dabartinis meras Pranas Petrošius. Vėl nuoširdžiai ir atvirai sakau, kad aš norėčiau, kad ateityje Tauragė turėtų toliau perspektyvą, po truputį, ne taip didelė šuolis, kaip čia visi įsitikinam, po truputį ir vėl toliau didinti, gerinti ir iš tikrųjų gražinti savo šito rajono gyvenimą, lengvinti žmonių gyvenimą. Tai nėra taip paprasta, kad ir premjeras šiandien užsiminė apie keletą dalykų, kuriuos reikia įgyvendinti.